Ugniagesiai informuoja. Kągi, už lango paukščiai čiulba, pavasaris įsibėgėja, na, o kaip sekėsi praėjusią savaitę ugniagesiams gelbėtojams, geriausiai žino mūsų pašnekovas Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausias specialistas Aidas Pileckas. Labadiena, gerbiamas Aidai. Labadiena. Ar daug darbo turėjo ugniagesiai gelbėtojai, ar buvo gaisrų, ar buvo gelbėjimo darbų? Buvo ir gaisrų, ir gelbėjimo darbų, na, tai jaučiamas tikrai toks ženklus padidėjimas, ir per praėjusią savaitę Alytaus mieste ir rajone kilo net 11 gaisrų. Oho. Tai degė gyvenamos patalpos, taip pat ir negyvenamos patalpos, ir apleistos patalpos, automobiliai taip pat degė, sudegė vienas presavimo įrenginys, na ir pradžiūvus laukams ir pievoms prasidėjo žolės degimas, tai tokių gaisrų taip pat turėjome. 11 gaisrų, jūs paminėjote ir degančius automobilius, ten buvo įtariamas padegimas, padegėjas sulaikytas buvo, ir ten gerokai, ko gero, tie automobiliai pleškėjo, ir šalia esantis automobiliai irgi buvo apdegę. Na, taip, jūs teisingai sakėte, tai įtariamas padegimas. Na štai, Aidai, užsiminėte jau apie pavasario simptomą, tai yra deginama žolė. Prieš dar gerą savaitę kalbėjomės, dar tokių pranešimų nebuvo, bet saulutė švystelėjo, temperatūros pradėjo kilti ir žolė jau dega. Kur dažniausiai degė? Degė įvairiai, rajone degė, taip pat ir mieste, na, kaip nekeista, bet irgi buvo padeginta šiek tiek žolės, gyventojai degina ir sausus lapus ir panašiai palieka, na, be priežiūros tą deginamą laužą, tai, na, tiesiog norėčiau paprašyti gyventojų būti ir atsakingesniems, ir, na, nedeginti tos sausos žolės, nes žolė sudega ir vabzdžių daug, ir gyvūnų jauniklių, tai padaroma ir žala gamtai, na, o neretai degančios žolės susidega ir pastatai, tai tada nuostoliai jau patiems gyventojams. Ir taip pat norėčiau priminti, kad už sausos žolės deginimą yra numatyta administracinė atsakomybė, taip pat įvertina padaryta gamtai žala, taip. O žemės savininkai gali prarasti galimybę gauti išmokas už deklaruojamą žemės sklypą. Tai, na, tikrai prašyčiau žmonių būti sąmoningais. Atrodo, tų sankcijų, Aidai, iš tikrųjų netaip jau mažai, kaip sakoma, botagėlių. O kokios baudos gali būti už štai tokį neteisėtą žolės deginimą? Na, baudos įvairiai, sakykime, ten pirmą kartą tai turbūt bus minimali bauda, kuri prasideda nuo 30 eurų, na, bet siekia 300 eurų. Aišku, na. Bet vėlgi, na, sakau, labiau apeliuočiau į žmonių sąmoningumą, nes, taip, na, baudos baudom, bet vis dėlto tiesiog, kaip sakant, reikia galvoti, būti sąmoningim ir suprasti, kad, na, tikrai ta žolė labiau nežaliuos nudeginus sausą žolę. Geriau ją nupjauti, tiesiog taip sutvarkyti. Juolab, kad yra buvę atveju, kai žmonės po to padegę žolę jau nebesuvaldo tos degančios žolės, ir yra buvę atveju ir pastatai užsidega, na ir nuostoliai tada jau dešimteriopi. Yra buvę ir Alytaus rajone tokių dalykų, kaip jūs sakot, na, dabar lyg ir ganėtinai ramus oras, bet būna ir vėjo, ir vėjuotų dienų, tai tikrai suvaldyti tokius gaisrus, na, netgi ir ugniagesiams pakankamai sudėtinga, kada įsiplieskia dideliame plote ugnis, tai suvaldyti tikrai sunku. Na štai. Pavasaris pavasariu, o darbų, kaip matome, ugniagesiams gelbėtojams tik daugėja. Na ir jūsų paminėtas 11 gaisrų skaičius iš tikrųjų per savaitę gana įspūdingas. Taip, įspūdingas gaisrų skaičius, ir gelbėjimo darbų taip pat įspūdingas skaičius. Buvo dar daugiau, buvo 13 gelbėjimo darbų atlikta. Na, kai kurie darbai buvo tokie kaip ir tradiciniai, sakyčiau, tai pagalba policijos pareigūnams patenkant į patalpas, teko ištraukti policijos užklimpusį automobilį, pabudėta įvesto plano skydas metu, kadangi buvo rastas sprogmenų, taip pat nuvalyta kelio danga po to įvykio, buvo suteikta pagalba medikams išnešant sunkiasvorius ligonius, šalintas ant kelio nuvirtęs medis. Nuo pastato stogo teko nukelti nepilnametį, kadangi, na, nesaugiai vaikščiojo. Na, čia įdomus toks atvejis, gal plačiau galite papasakoti? Na, plačiau gal neteisa buvo gautas toks pranešimas, kad gyventojai pastebėjo nepilnamečius, na, ne vieną nepilnametį, keletą jų vaikščiančių ant neeksploatuojamos pastato stogo. Teko nuvykti ugniagesiams, buvo likęs tik vienas pasislėpęs,
beje, tas nepilnametis, buvo nukeltas, perduotas policijos pareigūnams. Tokie gelbėjimo darbai. Tai... Dar čia ne visi, aišku, gelbėjimo darbai. Taip pat teko iš ežero ištraukti įlūžusią stirną. Ir buvo toks įvykis, kada Daugų ežero žvejojo nemažai žvejų, keletas jų jau buvo ir įlūžę, ir įsigelbėjo patys. Tad teko nuvykus paprašyti juos visus nulipti nuo nesaugaus ledo, nes, šiuo metu ledas tikrai sparčiai tirpsta. Taip. Ir saulė šildo visai, kaip sakyti, temperatūros ganėtinai aukštos, virš 10 laipsnių kyla. Ir ledas tikrai yra jau nesaugus ir spalvą pakeitęs ir trapus, todėl prašau gyventojus ir vaikus prižiūrėti ir patiems nebelipti ant ledo ir saugoti savo sveikatą ir gyvybę. Galima drąsiai sakyti, kad poledinės žūklės sezonas tikrai jau baigėsi. Mes prieš savaitę, Aidai, su jumis kalbėjomės, tuo metu dar tokių įvykių nebuvo ir jūs jau tada perspėjote, kad būkite labai atsargus ant ežerų ledo, bet kaip matome, ne visi paklausė ir kai kam teko ir vandens pasisemti, taip galima būtų pasakyti. Taip, čia turbūt priklauso nuo Lietuvos regiono. Šiaurės Lietuvoje galbūt tas ledas dar šiek tiek yra tvirtesnis, dėl to ten daugiau sniego ir galbūt šalčio paspaudė daugiau. Tačiau pietų Lietuvoje, Alytuje, Alytaus rajone, tai tikrai ledos danga tikrai yra netvirta ir tikrai rekomenduoju, nelipti ant tokio ledo. Savalaikis perspėjimas, jau lab, kad tokiu atveju jau buvo. O stirna buvo išgelbėta, ar ne? Deja, jinai jau buvo tik ištraukta, buvo jau skendusi. Dėkui Jums už tokią išsame informaciją, belieka palinkėti, kad ši savaitė ir gaisrų prasme, ir gelbėjimo darbų būtų kiek ramesnė ir ugniagesiams gelbėtojams. Ačiū Jums, saugios, ramios dienos ir visos savaitės. Ačiū, viso gero. Mūsų pašnekovas buvo Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausias specialistas Aidas Pileckas ir jo informacija. Kaip matome, 11 gaisrų per savaitę ir 13 gelbėjimo darbų. Štai tokia liūdnoka statistika. Ugniagesiai informuoja.